Sveiki, šiandieną duosime keletą patarimų, į ką reikia atkreipti dėmesį, abejojant dėl automobilio realios ridos. Turime automobilį, kurio spidometro parodymai yra 160 000, tačiau pažiūrėję atidžiau į automobilio saloną galime drąsiai teikti, kad jis pravažiavęs yra ne mažiau 300 000 km. Pirmiausias dalykas, ką galime atkreipti, tai paimkime diržą. Šitoje vietoje, kurioje jis labiausiai važinėja, dirba, sakykime, matome atsišerpetojusius kraštelius. Tai yra iš tikrųjų, tiek kiek mes matome šitoje vietoje, automobilis tikrai pravažiavęs ne mažiau 300 000. Lygiai tą patį galime pasakyti apie automobilio sėdynės sparną, kuris išlipant ir lipant automobilį labiausiai brūžinasi ir, sakykime, susideda greičiausiai. Taigi, va tokie požymiai į automobilį, kurį žiūrite kaip realų automobilį pirkti, ir spidometro parodymai yra apie 100, 150 ar iki 200 000, tai yra tikrai netiesa. Automobilis pravažiavęs yra ne mažiau 300 000. Analogiškai reikėtų atkreipti dėmesį į vairą, bėgių rычagą ir į pedalius. Jeigu ant vairo nebelieka odos fragmentų elementų, jis tampa lygus. Ta patį galiu pasakyti ir apie rankenėlę. Šis automobilis tikrai yra pravažiavęs ne mažiau 300 000.